Jau prasidėjo. Sveiki, draugučiai, šiandien antra diena, vis dar varom pakovoti su vandeniu, bet šiandien dar yra kažkokia paroda ar kažkokia eisena, tai pabandysim pamatyti, bet vis tiek vanduo visur, esam pasiruošę, aš tai savo praradau ginklą vakar, bet turiu šitą kibirėlį. Sveiki, draugučiai, ką jūs? Mano beretės Katarina? Yeah, she still got it. Vis dar atsimena. Praėjo pusę metų nuo paskutinio karto, kai jinai šitą sakė, bet vis dar atsimena. Tai va, varom, pasižiūrėsim, jeigu ta eisena faina. Jeigu ne, mes tiesiog jaučiu praleisim kokias 6 valandas kovodami su vandens šautuvais. Beje, tie vietiniai... O, ką tik paslydau. Beje, vietiniai dažniausiai važinėja su mašinom ir jie turi žiauriai daug šalto vandens. Įsimeta ledo didžiulį gabalą ir visus laisto lediniu vandeniu, kas šiaip nėra labai faina, ypač jeigu esi atšalęs, bet gerai, kad dabar dienos metu yra kokia plus 35, tai bent nesijaučia. Vakare labai jautėsi, tai mes gan anksti baigiam laistytis, nes realiai sušalom visi. Mes galimai per vėlai atėjom į eiseną. Tai pavėlavom, bet nepavėlavom į pasitaškymą. Tai varysim pasitaškyti dabar kokias kelias valandas. Šiaip žiauriai faini nauji metai. Nesu taip dar šventęs nieką naujų metų. Galvojau, Australijoje faini buvo, bet ne, čia daug fainiau tikrai. Pasiruošėm kibirą. Beje, šiaip čia yra iš tiesų tradicinis dalykas taškytis vandeniu, nes tailandiečiai bent jau, kaip suprantu, sako, kad jeigu nuplauni žmogų vandeniu, tai nuplauni visų metų visokias blogybės ir palinki gerų naujų metų jiems. Tai aš tai sakyčiau, mes ir Lietuvoje taip turėtumėm daryti, bet... Jau prasidėjo. What is that? Look at that! Oh, very good. Thank you so much. Thank you. I've got to get one of those. Oh, wait, can I get you in the face now? I can get you in the face. Oh, I can get you in the face. Yeah. He's just harassing me, that bastard. This guy. All on him. All on him. Woo! 鉴于内卫带获得过界，4炮战好了，耶！呜呼！耶！Well, I've got enough anyway. I've got a couple hundred baht. You've been
You've been gone too long, and now I'm crying again.